trečiadienio po darbų šliaužiu link mašinos. Sunki diena buvo. Daug ten permainų, daug darbo, nugarytę maudžia. Dar čia jau į vieną pardę, į kitą pardę. Vyras išvaro šiandien su nakvynė turbūt žvejot. Ir reikėjo jam pažiūrėti tokių dujų, kur galėtų maistą ruoštis. Bet visos dujos yra iššluotos, nes patys norvegai mėgsta turistauti, keliauti, išpirko viską. Tai nieko aš čia neradau. Varau į mašiną, lėksiu link namų, gal ten dar užsuksiu į vieną pardę ir važiuosiu namo. O maniškis jau turbūt ten susikrovęs daiktus laukia, kada parvarysiu mašiną ir jis galės varyti. Planavom gal visi važiuoti, bet orai nėra labai tokie, nenusimato labai tokie geri, tai sakau, jeigu nori, važiuok vienas, nes jeigu ten lis, ką mes ten veiksim su Benu, sušlapsim, susirgsim ir nieko gero. Tai mes liksim namie, jis važiuos. Ką? Nežinau. Parašyk B raidę. Brūkšnelis ir 2 pilveliai. Ne, paras. Savo vardą turi parašyti. Parašyti kažką. Taip. Čia. A, dabar parašyk. Moki A. A. Tai čia va B raidės trūkstų ir bus Benas. O S? Va tokia S. Moki? S. Ir dabar B parašyk ir bus Benas. Nelabai čia mums ta B gaunas. Vieną pilvelį. Ir dar vieną. Nu, panašu, bet ne šitai. Tu va kai pieši brūkšnelį ir tada vieną pilvelį, čia nieko nerašyk ir iškart kitą pilvelį. Nu, pabandyk. B raidę parašyk. Parašyti. B raidę tiesiog. Ne, A ir A. Šitas. Bet aš noriu, kad tu tokį pabandytum. Ne, šitas. Bet tu šitą moki. O B neišeina mum. Kaip įdomiai jis rašo. Bet svarbu gaunas jo. E. Nu, kaip kokia technika. M. A. Į viršų ir apačią. A. Ir S. S. Tokia va. Tik tokia apvalesnė reikia. Nu ir pabandyk dabar B parašyti ir bus Benas. Ne. Tokia jo. Pasitėps.
Sėdės. Pabandyk nupiešti. Ir bus Benas. Brūkšnelis. Pilvas vienas ir iš karto kitas. Aha, didelis. Ne. Nesigauna? Nu, išeis paskui. Jo? Tai vyras išvažiavo į žvejybą, tai lyja, tai nelyja. Aš tvarkausi iš pagrindų. Štai mano vaizdas. Atverčiau lovą, išsiploviau čia grindis, reikia dar prasisiurbti, vaikštau su dažinais pirštais. Čia yra mano paletė iš kiaušinio pakuotės. Šiek tiek dažiau palangės, Beno kambarį, savo kambarį užsiemu tokiais smulkiais darbeliais, nes ten, nežinau, mes kai atsikraustėm, nieks čia kažkokio mini remontėlio ir nedarė, tiesiog laukia naujų nuomininkų, kad greičiau kažkas ateitų gyventi ir kad jie gautų pajamas, Tai buvo ta mūsų miegamajam palangė tokia jau negraži, Beno kambarį irgi tokia jau ne kažką, tai šiek tiek aš ją ten pasivaliau, pašveičiau ir tiesiog truputėlį atnaujinsiu. Tai va, tokiais užsiemu reikalais po darbų. Atėjo savininkų berniukas, kai aš čia dažiau. Girdžiu, Benas čia su kažkuo šneka, tvarau, žiūriu, berniukas atėjo. Ir jis taip stovi tarp durų ir sako, kas čia vyksta? Sakau, aš čia, tvarkausi namus. Tai jis taip pasižiūrėjo, kad čia lova stovi, visokie čia dalykai sukrauti. Tai išsivedė Beno berods pas save į namus. Rytoj aš irgi parašiau draugiai, sakau, jeigu norit, atvarykit pas mane, nes mes su Benu būsim vieni namuose. Tai turbūt atvažiuos Beno grupiokas iš darželio ir jo mama. Tai šiek tiek pasibūsim, senai matėmės, čia prieš atostogas buvom susitikę, tai galės jie irgi pažaist. O jeigu ateis berniukas kaimynų, tai, sakysiu, galit žaisti visi kartu. Kodėl ne, bus gal dar linksmiau. Jeigu bus oras geras, iš vis gal eisim į lauką. Turiu čia tokį mažą staliuką. Čia jisai stovi lauke. Tik turiu vieną tokią sulankstomą kėdę, bet, ne problemų, jeigu ką išsinešim iš virtuvės dar vieną kėdę ir tiesiog galėsim ir lauke pasisėdėti su drauge, atsigert kavos ir paplepėt. Tai va, tokie reikaliukai. Aš net nežinau, kiek yra valandų, nes filmuoju su telefonu ir nematau dabar laikrodžio. Bet įdomu iš tikrųjų. Einu, pabandysiu susirasti laikrodį ir pažiūrėti, kiek čia tų valandų, nes mano orkaitė rodo pievas. Čia kažkur buvo laikrodis, skalbiniai džiūna. Jie kaip ir išdžiuvę, bet... šitas užsikrovęs. Ką tu rodai? Po 8:17. Tai iš tikrųjų Benas ilgai jau galės ir nebedūkt, nes jau reikės eit greitai ruoštis miegot.
Nu, bet jeigu ką iki 9, tai gal dar pabūna, nes žinokit, per tas atostogas išsimušėm iš ritmo. Lietuvoje yra 1 valanda vėliau negu pas mus ir ten nueidavom tikrai gan vėlokai miegoti ir miegodavom ilgai rytais. Tai dabar tęsiasi šitas visas reikalas ir čia. Tai nežinau, kaip bus, kai pradės eiti į darželį. Bus reikalų, reiks po truputį pratinti eiti anksčiau miegoti, nes kai reikės keltis į darželį, bus problemų. Tai gan nemažai aš jums čia pripasakojau. Einu aš toliau čia pasibaigsiu savo planus ir dar noriu grindis prasisiurbti ir toks tas mano vakaras po darbo, prie kito darbo. Labas rytas. Labas rytas, einam namo dabar. Jo, ėjom į parduotuvę pastute, nes esam be mašinos. Tėtis žvejoja. Atvažiuos prie mūsų. Jo, draugė atvažiuos. Gavau velnių. Sako, kuo tu eini peškom, ašgi būčiau tau paėmus to pieno. Nes aš vakar pieno nenusipirkau. Dabar valipam į kalną, nu jau netoli namų esam. Sakau, nu ką aš čia prašysiu tavęs jau. Kažkada jau prašiau, kad reikia ir pieno, ir kavos, tai sakau, pati nuėjau. Kažkaip galvoju, nėra čia taip toli. Bet kai reikia grįžti kalną, tai smagu būna. Bet jau porą posūkių būsim namie. Oras gražus, šilta, jau karšto darosi iš tikrųjų. Tai varom namo, lauksim svečių. Nevarom namo, o einam tipo tapu. Nu jo, einam. Draugė išvažiavo, žiūrėkit, kokių gavau gražių gėlių. Tai draugės berniukas atvežė gėlyčių, sakau, jetau. Koks bus džentelmenas vyrukas, su gėlėm atvažiavo į svečius. Tai aš dabar verdu spagečius, kepsim dešrelių, pasidarysim valgyt. Benas jau išvarė į lauką, čia buvo berniukas atėjęs savininkų, kažkur vaikšto čia aplink namą. Vyras visas irgi laimingas, sakė, neblogai ten jam kibo, pasigavo tų žuvelių, auksinių ir neauksinių, tai turbūt jau šį vakarą grįš namo. Aš rytoj turiu vizitą pas daktarę. Aišku, aš irgi tokia, sakyčiau, protinga. Vakar čia dar tos baldus tampiau, nors man nugarą skaudėjo. Nu, nebuvo labai protingas sprendimas, bet nu ką, pati norėjau, pati dar truputį pasitampiau. Tai buvo gerai. Tai buvo laikas, užsirezervavau aš ten pas tą daktarę. Jau prieš tai buvau užsirezervavus ir galvoju, nueisiu.
Nedaužyk lango. Eik atsisėsk ant laiptų ir palauk. Žiūrėsim, ką jinai man ten pasakys. Tai va, tokie dalykėliai kol kas. Tu pagavai. Sveiki, turime penktadienį. Miegojom ilgai, aš porą kartų kėliausi jau pas Beną, nes šaukė. Vieną kartą, nežinau, naktį kažką tenais prabudo, turėjau eit. Po to ėjau į savo lovą, tada paryčiais vėl šaukė, bet miegojom tikrai ilgai, atsikėlėm iš lovų tik po 9. Tai čia tokį miego rekordą sumušėm, bet tas miegas mano irgi nepasakyčiau, kad kokybiškas, nes tai pas Beną, tai savo lovai, ten man ta lova maža, trumpa, nugarą skauda ten joje miegot, tai nėra labai patogu, bet vis tiek pratinamės prie to, kad jisai miegotų savo kambarį, tai būna visokių naktų, kartais nešaukia, kartais šaukia, tai kartais reikia eit, kartais nereikia. Lyja nuo pačio ryto, nuo nakties, visur šlapia, oras baisus, o aš turiu vizitą pas daktarę. Tai važiuoju, pasikalbėsiu su ja, pasižiūrėsiu, ką mes ten nutarsim, ką mes ten susiderinsim, kepam žuvį, verdam žuvienę. Tai šiandieną 2 patiekalai laukia, aš nespėjau pavalgyti, nes ne per seniausiai tik pradėjom gaminti, aš dar užsivertus buvau su savo manikiūru. Tai pasidariau tokį paprastą niūdinį kūno spalvos tokį manikiūrą, nesugalvojau tiesiog ką darytis, tai nusilakavau tokiu niūdu su blizgučiu ir tiesiog prisiklėjavau visokių šakar-makar ir šiam kartui bus gerai, nes tiesiog turėjau prancūzą, galvojau gal lakuoti raudonai, bet galvoju, ar nebus ta raudona tokia per ryški, nes vis tiek, nežinau, kažkaip gal galvoju tiek to, nelakuosiu raudonai. Nors galvojau, gal visai norėčiau, bet jeigu ką kitą kartą nusilakuosiu raudonai, o dabar va, šiek tiek galiu parodyti, jeigu matosi, tai čia yra tokie lipdukai ir ant šito piršto yra toksai kaip ir marmuras toksai. Nu, tai tokie kažkokie, nežinau, nėra, kad kažkas man irgi jau būtų čia wow, bet iš kitos pusės tvarkingi, gražus nagai. Ką noriu dar pasidžiaugti, žinokit, tas gelis yra, kur nusipirkau Lietuvoje, ten yra firma Victoria Vini. Aš jums po to įmesiu nuotrauką čia, parodysiu, kaip jisai atrodo ir tikrai labai fainas produktas. Man kaip neprofesionaliai darant nagus savo iš tikrųjų žymiai greičiau pasidariau nagus, nes tas gelis yra savaime išsilyginantis ir padaro mažiau tų visų kalnelių, kauburėlių ir lengviau su juo yra dirbti. Tai aš tikrai esu sužavėta ir džiaugiuosi, kad aš jį nusipirkau. Taip pat aš nusipirkau tokią kaip ir bazę, nes man ta mergina, kuri pardavinėjo tuos visus produktus, sakė, kad iš pradžių dedi tą bazę, o po to jau dedi tą gelį. Nors aš prieš tai, kai dirbdavau su indigo geliu,
aš jokių bazių nenaudodavau. Paimdavau, paruošdavau nagą ir ant paruoštos nago plokštelės su truputėlio produktų, tuo pačiu geliu, įtrindavau į nago plokštelę jį, įkišdavau ten į lempą truputėlį ir tada jau dėdavau toliau to gelio didesnius sluoksnius ir vėl dėdavau į lempą ir taip augindavau tą gelio sluoksnį iki man norimo storio ir tiesiog vėliau dildžiuodavau. O dabar taip pat galiu jums parodyti, kaip atrodė pats nagas jau padengtas su tuo geliu. Tikrai yra toks gan tolygus. Aišku, čia dar man reikia šiek tiek pasitobulinti su juo, nes buvo pirmas kartas. Bet vaizdas iš karto žymiai geresnis, mažiau dilčiavimo po jo, nes jisai taip gražiai pasidengia. Lengva jį sklaidyti, jis taip išsilygina. Aišku, jeigu ten pavarysi daugiau ant šonų, tai gali kažkiek ir nubėgti, bet tikrai lengva su juo dirbti ir labai man patiko. Tai nežinau, kitos merginos gal jau seniai rado šitą produktą ir aišku, jos ten žino geriau negu aš, bet aš pirmą kartą jį naudoju ir tikrai esu patenkinta. Tai jeigu yra moterų, merginų, kurios žiūri mano kanalą ir pačios galbūt darosi nagus, tai rekomenduoju. Šitas man bent jau patiko, gal patiks ir jums. Tai tikrai fainas dalykėlis. Tai va, nagai sutvarkyti. Važiuoju pas daktarą. Žinokit, specialiai pasirinkau šį kartą tą moterį, nes turėjau galimybę rinktis ar eiti vėl pas tą vyrą ar pas ją, tai iškart ėjau pas ją, nes praeitą kartą, kai man nugarą skaudėjo, tai jisai man ten pripasakojo visokių dalykų, kad mano stuburas ten yra kreivas šleivas, kaip jau ir buvau minėjus, bet nėra jis nei šleivas, nei kreivas, tai galvoju, einu aš pas tą savo daktarytę, kuri man paskutinį kartą pasakė, kad nėra kreivas tas tavo stuburas, o kas ten vyksta su ta nugara, kad man jinai skauda, tai nežinau. Tikrai gali būti, kad ir kažkoks gal nervas yra užsispaudęs, gal tiesiog esu anksčiau kažką labiau pasitampius ir ta nugara yra tiesiog silpnesnė. Reikia, manau, stiprinti nugaros raumenis ir gal nueit pas kažkokį fizioterapeutą ar pas kažkokį masažistą, kuris labiau išmano tuos dalykus ir dirba toj srity ir galėtų man daugiau apie tai kažką pasakyti. Tai, žiūrėsim. Dabar važiuoju pas daktarę, o vėliau bus matyt, kaip čia kas. Šitai. Pas daktarę. Susitinkam jau po daktaro. Kažkoks naujas daktaras. Net nesupratau, atėjo, sako, Vilija, toks iš vis nei su baltu chalatu, nei nieko, juodais džinsais, juoda maikutė. Pirmą kartą aš jį matau, tai galvojau, eisiu pas tą moterį, bet žiūriu, čia kažkoks iš vis nematytas. Tai ką, pakalbėjom apie mano tą situaciją ir parodė man ten ir visokių pratimų ir davė nusifotografuoti informaciją, kurioj buvo aprašyta
aprašyta ta mano kaip ir nugaros situacija, kai darė tą nuotrauką, ką jie pamatė iš tos nuotraukos ir visa kita. Ir sako, jo, kadangi tu turi 2 darbus, tai musė kažkokia čia skraido. Tai priėmėm tokį sprendimą, kad iš vieno darbo gavau biuletenį 2 savaitėm, o į kitą darbą eisiu, nes ten lengviau iš tikrųjų. Tai gausis taip, kad eisiu į darželį, nes ten vis tiek mažiau tų tokių tampimosi, tų tokių visokių dalykų, kas tai nugarai man gali pakenkti. Ir per laisvą laiką bandysiu susirasti kažkokį tai fizioterapeutą ir nueit, kad jis man kažkokių pratimų parodytų, papasakosiu savo tą problemą, kur man skauda ir ką man ten labiau daryti, kad padėti tai nugarai. Tai iš tikrųjų gerai, nes jeigu aš varysiu per tos 2 darbus ir dar man tą nugarą skaudės, tai aš iš vis čia susivarysiu tą savo sveikatą ir nieko gero nebus. Tai manau, kad čia visai neblogas variantas turėtų būti. Tai teks rytoj paskambinti į Zarą ir pasakyti, kad gavau biuletenį. Manau, jie tikrai neapsidžiaugs, nes darbo yra nemažai, vis dar išpardavimai tęsiasi. Kiek žinau, aš nebūsiu vienintelė, kuri bus su biuleteniu, nes yra ir kitų merginų, kurios ten turi kažkokių sveikatos problemų. Bet kartais taip jau būna, nepasirinksi čia tų ligų. Geriausiai būtų, kad iš viso nieks neskaudėtų ir galėtum savo ir dirbti ramiai. Bet ne visada taip yra, tai yra kaip yra. Tai važiuoju dabar namo ir dabar sėdžiu ir aš jaučiu tą savo nugarą. Šią naktį iš vis stengiausi miegoti tiesiai, nes kai miegu taip tiesiai ant nugaros, tai kažkaip mažiau skauda man ją. O aš mėgstu iš tikrųjų ant šono miegoti, ant vieno šoniuko, ant kito šoniuko, bet kažkaip nežinau, nelabai. Plus dar pas tą peną toj lovai, tai ten iš vis kosmosas. Bet jo, reikės pradėti daryti pratimus, reikės susiimti ties šituo klausimu, stiprinti nugaros raumenis, kaip man ir sakė, ir pečių linija šiek tiek palei jį turėtų būti kitoj pozicijoje, tai reikėtų ir ties tuo padirbėti, tai bus ką veikti. Kažkaip tvarkysimės ir tikiuosi, kad bus geriau, nes labai nesmagu yra, kai tą nugarą skauda, visai toks jautiesi nei 5, nei 9, kas su tuo susiję, turbūt puikiai mane suprantat, tai bus reikalų. O dabar ačiū tikrai visiems nuoširdžiai, kas žiūrit, palaikot ir parašot gražių žinučių, kažkas gal ir nelabai gražių, bet nesvarbu, visokių žmonių mes turim ant šios žemelės. Smagu, kad mano kanale jų nėra tiek daug, pavieniai kartais pasitaiko, tai tikrai nuoširdžiai jums ačiū, kad palaikot ir susitiksim tada jau kitą kartą, kitame filmuke. Tai sakau ačiū ir ačiū.